Sveiki! Su jumis sveikinasi laida CV banko patarimai. Darbo pokalbis būtų daug paprastesnis, jei iš anksto žinotume, ko darbdavys mūsų paklaus. Deja, minčių skaityti negalime, tačiau galime pasiruošti dažniausiai pateikiamiems darbdavių klausimams. Apžvelgsime 10 dažniausiai užduodamų klausimų. Pirmas. Kokios jūsų stiprybės? Atsiminkite, darbdaviui aktualios tik tos savybės, kurios bus reikalingos jums dirbant savo darbą. Turėkite pavyzdžių iš savo patirties, kaip panaudojate savo stiprybės ir kokių rezultatų pasiekėte. Antra. Kokios jūsų silpnybės? Čia svarbu nuoširdumas. Nebandykite darbdavio apgauti kokį nors privalumą pateikdami kaip silpnybę. Pateikite tikrą savo silpnybę, kartu nurodydami, ką darote, kad patobulėtumėte šioje srityje. Trečia. Papasakokite apie save. Reikėtų suprasti, kad tai nėra kvietimas papasakoti apie savo gyvenimo istoriją ar išvardinti savo laisvalaikio pomėgius. Labai koncentruotai pristatykite save profesinę prasme. Tik svarbiausi dalykai apie jūs ir jūsų darbinę patirtį, kurie gali būti aktualūs darbdaviui. Ketvirta. Kodėl mes turėtume jūs samdyti? Būkite pasiruošę 3-4 argumentuotus punktus. Kodėl būtent jūs esate geriausias kandidatas šiai darbo pozicijai. Nereikia pasakoti, kaip labai jūs norite šio darbo. Geriau pasistengkite įrodyti, kuo būsite naudingas darbdaviui. 5. Kokios algos tikitės? Būtinai apgalvokite savo atlyginimo poreikius bei įsivertinkite galimybės dar prieš darbo pokalbį. Per didelio atlyginimo įvardymas užkirs kelią gauti darbą, tačiau jei norimas atlyginimas itin kuklus, darbdavys gali suabejoti jūsų kaip specialisto verte. Jei nenorite nurodyti konkretaus skaičiaus, galite nurodyti pageidaujamo atlyginimo intervalą. 6. Kodėl išėjote ar ieškote kito darbo? Jokių būdų nepradėkite pasakoti apie dramas išgyventas praeitame darbe, apie blogus vadovus ar darbo sąlygas. Neigiamas požiūris retai palieka gerą įspūdį. Darbo pokalbio metu tai nereikalinga. Geriau atskleiskite darbdaviui, kokie nauji iššūkiai jūs domina ir kurie kryptimi norite orientuoti savo karjerą, bei kaip puikiai tai įgyvendinsite naujame darbe. 7. Kodėl jūs norite šito darbo? Tobulas atsakymas į šį klausimą turėtų atskleisti 3 dalykus. Kad esate entuziastingai nusiteikęs būsimojo darbo bei darbovietės atžvilgių, kad jūsų patirtis ir įgūdžiai puikiai atitinka darbo reikalavimus, kad būtent su tokiu darbu siejate savo karjerą ir siekite įgyti vertingos patirties, kurios jis jums suteiks. 8. Kaip tvarkotės pakliuvę į sudėtingą padėtį? Geriausias būdas atsakyti šį klausimą yra pateikti pavyzdį. Kaip iš tiesų tvarkėte su probleminė situacija ankstesnėme darbe. Galima panaudoti pavyzdį ir ne iš darbinės situacijos. Stresą ir problemų patiria visi. Svarbiausia darbdaviui, kaip su jumis tvarkotės. 9. Ką žinote apie įmonę? Kai darbdavys klausia tokio klausimo, jis nori pažiūrėti, kiek jums iš tiesų rūpi darbovietė, kurioje norite įsidarbinti. Pasidomėkite ne tik apie įmonės veiklą, jos kolektyvą, darbo joje privalumus, tačiau pasistengkite susidaryti vaizdą ir apie įmonės misiją, jos tikslus ir atskleiskite darbdaviui, kaip norite prie viso to prisidėti. 10. Kaip įsivaizduojate save po 5 metų? Neįmanoma tiksliai atsakyti, ką veiksite ar ką dirbsite po 5 metų. Tai kodėl darbdaviai klausia šito klausimo? Jie nori pamatyti jūsų ambicijas ir įvertinti, kaip šis darbas atitinka jūsų karjeros lūkesčius. Atsakant į šį klausimą, nereikia pateikti labai konkretaus vaizdo, kaip atrodys jūsų karjera. Pakanka tiesiog įsivaizduoti, kokias pareigas galite užimti toje įmonėje po 5 metų. Savo ambicijų lygį geriausia pritaikyti pagal įmonę. Vienoje įmonėje ambicingas ir gerai dirbantis darbuotojas gali daryti sparčią karjerą, o kitoje galbūt darbuotojų pozicijos bei darbo pobūdis nesikeičia metų metus. Netgi nuobodiems ir standartiniams darbo pokalbio klausimams galite pateikti puikius, unikalius atsakymus. Pasiruoškite jiems ir atsakingai apgalvokite juos iš anksto, kad darbo pokalbis vyktų sklandžiai ir paliktumėte geriausią įmanomą įspūdį. Ačiū, kad žiūrėjote. Visas CV banko patarimų laidas rasite mūsų svetainėje cvbankas.lt.